Sveiki. Prokuroras Martynas Juška. Taip, Šitą kamerą veikia? taip, veikia, žinoma. Man reikėtų ketvirtadienio 15:30 vaizdo įrašą. Gerai, prašom praeiti čia. Prašau. O, ačiū. Nu, ką rodo? Tiksliai Biržičkės sodyba? Jo, rekvizituose žiūrėk. Aha, matau. Kas savininkas? Janekas Kanarskis. O, nu čia tai bent. Tai žinai, nes man tai šitą pavardę nieko nesako. Spalvinga asmenybė. Kažkada padėjau subankrotinti Sekundės banką, paskui apsišviesdavo visokiose finansinėse machinacijose. Bet išsisukdavo. Turėjo kokį ryšį su humorais? Reikės pasidomėti. Kažką turėjo? Lytinės sankryžos ir įvažiavimo į miestą kameros. Ir čia viskas? Nu taip, tai reikia išsiaiškinti, ar motociklas įvažiavo į miestą. Nesgi galėjo palikti laukose, galėjo nuskandinti. Tai aš nemanau, kad neturėjo atsitraukimų plano. Ar tu peržiūrėjai? Kada? Vai mirkintai. Atsidarai kompą, jį įsijungi ir peržiūrėjai. Atsisėsim, atsidarysim, pasijungsim ir peržiūrėsim. Kokios problemos? Sina Šarkys, kriminalinis biuras. Taip, malonu. Tušinukai. Mama, tušinukai. Taip, tu įsirašysiu, diktuokit. O kur buvo registruotas? O kokia tatuiruotė? Kas dar? Už ką buvo teistas? Ok. Klausykit, man viską surašykite elektroniniu paštu. Taip, nepasikeitęs. Malonu labai. Iki. Nu ką, merkintai. Paaiškėjo tapatybė. Kas toks? Robertas Mazūra, gimęs 1989, registruotas Dubline. Teistas už kanapių palatinimą. O kaip nustatė tapatybę? Pagal tatuiruotės. Buvo duomenų bazė. Jo. Kokia tatu? 3 didelės kaukolės. Vienoje iš jų parašyta nematyk blogio, negirdėk blogio ir nesakyk blogio. Gilu. Labai gilu. Gilu. Pabandė būti kileriu ir mirė. Nu tai gerai. Beliko išsiaiškinti, kas pasamdė. Tai aš susisieksiu su Dublino policija, o tu peržiūrėk diskus. Tai gerai, parsinešiu namo, peržiūrėsiu. Dirb, pradėk kažką daryti. Aš užsiėmęs žmogus važiuoju į valdybos posėdį. Tu dirbk, pradėk normaliai dirbti, mirkintai. Prokurorė. Labą dieną. Malonu. Sveiki. Kaip malonu, prašom sėsti.
Pieštukais daug naudojatės? Taip, man patinka drožti. Ir va patinka medienos kvapas, bet čia toks kažkoks ne tas. Geriausias pieštukas yra iš kedro. Tai kokiu reikalu dėl rąstinėnų? Jau žinot? Kas nežino, toks išpolis buvo. Jau seniai neregėtas. Tas kompleksas jums priklauso? Ir mano bendrovė. Jau anksčiau priklausė Kauniackui. Mat kaip? Taip. Nu, žinot, sumanė jis parduot. Nu, pinigai geri, dar pasiderėjau truputį ir nupirkau. Vienas kitas euras nemaišo. Kas jūs kreipiasi dėl nuomos? Kaip? Kas jūs kreipiasi dėl nuomos? A, dėl nuomos. Jubilietų sesuo. Umaraitė. Greta ar Gerda neatsimenu. O kas dar apie tai žinojo? Supratimo neturiu. Turiuomenį, jums kažkas padeda su sodyba, žmonės įleidžia, raktus paduoda. Taip, žinoma, kalbos nėra. Mano žmona Karina, jinai nuvažiuoja, ten išlydi svečius, priima. Nu, kai nieko nėra, tai nusamdžiau tokį pensininką. Tai jis ten pašlavinėja truputėlį, patvarko. Telefoną duot? Būtų gerai. Atsiųsiu SMS. Nu, tai ką jūs apie tai manot? Kada jūs paskutinį kartą su Kauniacku kalbėjotės? Jūs įtarėt Kauniacką? Ką, nu ne. Kam jam tiek daug kraujo? Pinigų turi kai šieno. Kam jam gadint gyvenimą? Nu ne. Kauniackas. Ne, tikrai ne. Galvokit iš naujo. Palauk, sustok, nieko nesakyk, stop. Julika, pabaigtos eksperimentus, ką, nu aš pavargęs esu. Ramiai, truputį pastovė, gerai? Nu? Nu, jau beveik atsisintė tuoj. Būk gera, nu Julika, nu pabaig, viskas, aš valgyt noriu, leis. Pavargau šiandien. Šarkys, komanduoja, eik ten, daryk tą. Kiek galima. Pats sėdi kaip prikaltas. Tu gali pabaigt, kas yra tau, ką? Jau man radiacija nuo tavęs eina. Jau beveik jau tavo sąmonė. Matau. Sunki diena buvo. Du bėga, tu bandai pavyti. Tai buvo taip? Aš visą dieną vaizdo medžiagą rinkau. Matai, kad tavo ta ekstrasensorika neveikia. Bet kažkur buvo du, taip? Buvo ant motociklo. Atvažiavo, pašaudė, gavo švino ir patys pabėgo. Viskas įsiekia. Nusimušė signalas iš karto. Nu tai nusimušė. Matai, kad neveikia tavo burtai. Nu neveikia, aš tau aišku, neveikia. Čia ne burtai. Čia yra kvantinės sąmonės meditacija, realybėje atkurti. Kaip tu nesupranti, kad man reikia žmogaus, ant kurio aš galėčiau praktikuotis? Tai aš bandomasis triušis tau. Tu manęs visai negirdi. Žinai, buvo daug geriau, kai tu tą krištolinį rutulį tenai būrei. Aišku, smirdėdavo kambariai nuo žvakių, bet bent jau nelyzdavai prie manęs. Tai galiu ir dabar nelysti. Julika, o tai kur valgyt?
Tai Gerai, pasimsiu. O, kaip gerai išėjo. Kaip sekės? Nu va, rezultatas. Čia kas, kvituko savininkas? Taip. Atsiskaitė kreditinė. Mangirdas Sutkus. 88 gimimo. Registruotas Taline. Ten turi nekilnojamo turto. Kol kas tiek. Duomenų bazę tikrinot? Tikrinau, jo ten nėra. Tai reikia kreiptis į banką, paprašyti informacijos apie atsiskaitimą kreditinę. Ir socialinius tinklus patikrinti. Padarysiu. Bankas tikrai turės kontaktinį telefono numerį, ypač jeigu naudoja mobilųjį parašą. Beliks paskambinti ir suderinti susitikimo vietą. Gera pradžia, sveikinu. Tai gal pasiklydo jie? Ne, taigi nusinčiau nuorodą. Vienas važiuoja? Su Igle. O, geras. Pagaliau susipažins. Va, atvažiuoja. A. Sveiki. Sveiki. Labą. Kaip kelionė? Gerai. Čia mano draugė Liepa, susipažinkit. Būsim pažįstamas. Būsim draugės. Mes tada trumpam jūs paliksim. Ai, aš toj. Tai ką, prisiminiau. Atvežiu jums lauktuvių. Ne. Geriau sakyk tu. Gerai. Čia tau. O, čia? O čia vitaminų bomba. Gerai, ačiū. Nežinau, gal einam? Ar patos pasidarysim? Gerai. Tai va. Kur jis yra? Užėjai. Kas jam yra? Dad? Kodėl geria? Nežinau. Gal dėl to, kad skanu? Va.
Gal jūros arkliukas sapnuoja? Nu jo. Įdomi čia jūs gyvenat. Gal tu matei, kuris grįžęs padėjo kitosios diskus? Nežinau, man atrodo, nieko neatsinešė. Mergitai. Mergitai. Tai pasakok, Tugi žinai, kas atsitiko. iš kur? Tik telefonu nieko. Tu mane į tokį šūdą įkišai. Blemba ten pradėjo šaudytis. Rimtai? Taip. Nuvažiavau, susiradau vietą, iš kur stebėjau, kaip renkasi publika. Visi suvažiavo. Ir Kastis atvarė. Paskui Kraftas su Grantu. Pagalvojau, nu ką, visi susirinko, taugi buvo svarbu, ar Kastis su jais. Šramo nebuvo? Ne, nebuvo. Man atrodo, tu dėl jo klysti. Gerai, kas toliau? Nu, tada visi ėmė rinktis prie stalo. Kraftas, Grantas, Kastis, nu, žodžiu, visi. Paskui atidarė šampaną, kažkas kalbą pradėjo sakyti. Mūsų sielas jungia mintis. Tai tarsi gijos. Nu, galvoju, viskas aišku, vynioju meškeris. Bet čia, oba, mocikas prilėkė. 2 žmonės ant jų, su skafandrais. Kas čia per siurprizai? Staiga vienas išsitraukė automatą ir kad pradėjo lesti. Du nuskynė iš apsaugos, tada Kastis pradėjo atsišaudyti. Pataikė? Jo, vieną kliudė. Viskas, pagalvojau, laikas nešt mielės, kol nepamatė. Pradėjau eiti iki mašinos, nes buvau pastatęs už poros kilų. Einu, žiūriu, miške kažkas guli. Tas, kur šaudė. Norėjau prieit pažiūrėti, ar gyvas, bet netoli mašiną girdžiu, sustoja ir kažkas eina į mišką. Blemba, Kastis su Grantu. Aš iškart pasislėpiau, tai jį vos manęs nepastebėjo. Blemba, žinau, peršyko. Tai negyvas? Tai jo, gatavas. Tu ką neskaitei? Taigi visur rašo. Tai tie, kur sužeisti, tai ligoniniai, o tas miške, kur tai negyvas. Ką dabar darysi? Ką aš darysiu? Nu taip. Taigi tavo žmogų užvertė. Tu galvoji neišsiaiškint?